Sveiki, šiandien Liepos 26 dieną pas mus, su sūnum truputį darbuojamės. Akmenukus vežam iš po namų ir sandėliuojam ir tuo pačiu nufilmuosim mūsų moliūgas. Kaip mūsų moliūgai atrodo šiai dienai. Kaip matom, laukas yra gražus, kaip ir buvo. Derliuko, aišku, jau irgi yra. Biškį pradėjo geltonuot lapai, bet turbūt nuo trūkumo vandens. Bet lietutis palėjo, tai dabar kaip ir neblogai. Tai jis atrodo pas mus. Štai jau tokie moliūgai yra. Jau po truputį noksta. Žiedų irgi labai daug, kaip matom. Pasislėpė mūsų moliūgai. Gražuoliai auga, tenai irgi jau po truputį pradeda nokti. Kaip suprantu, ne? Gilyn neįlysiu, nes daug sulaužysiu. Taip atrodo mūsų moliūgų laukas. Tai kad pažiūrėsim dar po savaitės, kaip atrodys ir kaip atrodys mūsų derlius, kaip atrodys mūsų moliūgai. Šiandien pas mus rugpjūčio 3 dieną. Štai taip atrodo mūsų moliūgus. Tai pažiūrėsim, kaip jie auga, kaip atrodo viduj. Štai toksai didžiulis. Čia dar vienas mūsų maitintojas, belarusas. Štai. Čia yra daug. Čia vėl auga. Nueisim biškį giliau, pažiūrėsim, ar tenai viduj yra kažkas. Čia yra. Sunku net praeiti iš tikrųjų. Žiedų dar daug. Lyg tai kaip ir neblogai. Yra. Slėpia. Dar žiedukų daug. Dar kai kur žiedukai ryšasi net. Čia radau vieną tokį nemažą. Didelį. Tai nueisim iki nuo galo. Žiūrėsim, kas darosi anam gale, ar yra. Štai tokie gražuoliai pasislėpė viduj. Yra daug mažiukų. Gal iš tikrųjų pasakyčiau, ne visai daug ir nelabai daug jų, bet nemažai jų. Ir tokie gražus, dideli. Pažiūrėsim, kai nuiminėsim derlių. Pažiūrėsim, kokį rasim patį didžiausią iš tų mūsų moliūgų. Kaip jau geltonuoja. Biškį skiriasi, tenai viena rūšis, čia kažkokia tai kita rūšis. Matau dar vieną gan didelį moliūgą. Pasislėpusi. Štai jisai. Gražuolis. Tai kad derlius bus. Pilnai užteks.